Labas, Jurgita. Labas, Ana. Norėčiau tave truputuką pakalbinti ir paklausti, kaip jautiesi po satsango. Jausmas labai nuostabus. Jeigu taip galima įsireikšti, kalba, daug meilės, gėrio viduje. Šypsotis labai norisi. Ir tuo pačiu dalintis su kitais. Akis tiesiog mato grožį aplinkui. Ir dėkingumas. Tiesiog dėkingumas. Gal galėtum šiek tiek paplėtoti, kaip tau iš jausmo vyko Alfredas prisilietimas būtent prie tavęs? Pradžioje buvo dėkingumas visam tam, kas vyksta. Po to širdies atsivėrimas, ašaros, bet jos džiugėsi tokios palaimos ir tokios vidinės ramybės. Tiesiog tas viduje ramu, gera, o tau tiesiog teka ašaros. Tai šitas jausmas nuostabus iš tikrųjų buvo. Ir didžiulė dėkingumas ir pagarba visatai. Kas vyko tuo metu. Tiek. Kaip galėtum galbūt pakviesti kitus į tokią pat patirtį? Su pakvietimais tai čia tik tai pajausti, nes aš pati galiu pasidalinti, kaip aš pati patekau. Tiesiog vidus atvedė. Jis tiesiog atvedė, ilgą laiką stebėjau socialiniuose tinkluose ir kaupėsi tas po truputį žingsnis po žingsnio, ta vidinė drąsa ar kažkas užaugo manyje, kad aš tiesiog vienu metu impulsas buvo ir ekspromtu parašiau žinutę Alfredai į asmeninę sesiją susitikimą, bet nemoku net papasakoti kaip tai. Tiesiog impulsas iš vidaus įvyko, tai rekomenduoti, kaip pas Alfredą ateiti, manau, vidaus klausytis ir tiesiog visata sudėlioja viską. Taip kaip kada jai laikas, kada tam žmogui, tai sielai laikas pasirodyti pas Alfredą. Tiek. Ką galėtum palinkėti savo? Sau. Vidinio žinojimo ir pasitikėjimo aukščiausiai visata. Ačiū tau, Jurgita. Ačiū tau, Ana.